Labadiena, mano vardas Tomas Lugnavičius ir mes šiandieną tęsiam aktoriaus psichofizinės treniruotės pratimus. Grįžtam prie kūno atpalaidavimo, kontrolės, įvairiausių raumenų įtampų, kas yra labai svarbu. Aktorius turi būti atsipalaidavęs, veikti organiškai, nes jeigu bus kažkokios įtampos, tai jisai tikrai negalės gerai jaustis. Tai dabar dar keletą pratimų, kuriuos jūs galėtumėt padaryti kontroliuodami savo raumenų įtampą. Tai pirmas, tiesiog atsisėskit patogiai ir savo vidiniu žvilgsniu patikrinkite, ar nėra kažkur tai įtampos. Dabar sąmoningai patikrinkite, pavyzdžiui, kojas. Taip, pradėkite nuo dešinės, pažiūrėkite, kuri vieta kojoje yra įtempta, kuri atpalaiduota. Pabandykite įtemptas vietas kojoje dar labiau atpalaiduoti. Pabandykite atpalaiduoti jas, o tos, kurios yra atpalaiduotos, pabandykite įtempti. Pažaiskite įtampą atpalaidavimas, kontrastais. Tai padarykite su visomis kūno dalimis, rankomis, kojomis, dešinė kairė pusė, nugara, pilvas, krūtinė, nugara. Ir pabandykite nugaros krūtinės srityje pajausti, kad neatsirastų, pavyzdžiui, pilvas atpalaiduotas, nugara įtempta. Pabandykite surasti kažkokį vieną vientisą pojūtį jausmą, kad jisai būtų toks optimalus, kad nebūtų nei per daug įtampos, nei per daug atsipalaidavimo. Jeigu norite, galite atvirkščiai paimti dar labiau atsipalaiduoti, jeigu norite pajusti įtampą, dar labiau įtempti. Svarbiausia, kad jūs kontroliuotumėt. Pabandykite šitą pratimą. Kaip užbaigsit, pasakysiu sekantį. Gerai, sekantis pratimas, tai yra tiesiog atsiremkite į sieną, kojas truputį toliau pasakykite, atsiremkite, lyg tai norėtumėte sieną pastumti. Ir iš visų jėgų stumkit sieną, viso kūno raumenys įdėmė, paskui atsipalaiduojate, atsistumėt nuo sienos ir pajauskite, kaip kūnas atsipalaiduoja. Padarykite keletą kartų šitą pratimą, įtampą, visas kūnas įsidėmė, kada stumėm, ir paskui atsipalaidavimas. Pajuskite skirtumą tarp įtampos ir atpalaidavimo. Sekantis pratimas bus toks. Tiesiog vaikščiokite repeticijų salėje ir pajuskite, kurio pusė labiau įtempta, dešinė ar kairė jūsų. Pavadykite tą, kuri pusė yra labiau įtempta, ją labiau atpalaiduoti, kiek galima daugiau atpalaiduoti, kad susilygintų abi dvi pusės. Maksimalus atsipalaidavimas. Gerai, dabar patikrinkite galūnės, pėdas, pažiūrėkite, ar pėdos vienodai įtemptos. Pabandykite jas dar labiau atpalaiduoti, plaštakas patikrinkite. Prajuskite tą vidinamą pusiausvyrą tarp dešinės ir kairės pusės, kad nebūtų priešingumų. Būtinai padarykite šitą pratimą, pajauskite, kaip jis veikia. Sekantis pratimas galėtų būti toks. Suraskit kokią nors kėdę, kuri vietoj, kad būtų porankis. Atsisėskit ant porankio, tiesiog nepatogią pozą kokią nors padarykit, kad būtų nepatogu. Pajuskit, kada, pavyzdžiui, atrama yra nedidelė, jums reikia sėdėti, kada jūs galite prarasti pusiausvyrą, kokie raumenys įsitempia. O gal atvirkščiai atsipalaiduoja, taip. Tiesiog analizuokit kūną, pastoviai užimkit kitą poziciją, irgi, kad jinai būtų nepatogi. Pajuskite, kokie raumenys įsitempia, kokie yra atsipalaidavę. Stenkitės nepatogiuose pozose, kiek galima daugiau atpalaiduoti visus raumenis, kad dirbtų tik tai tie, kurie reikalingi pusiausvyrą palaikyti. Gerai, ir paskutinis pratimas. Atsigulkite ir pasižiūrėkite, kaip jūsų kūnas atpalaiduotas, rankos, kojos. Jeigu kažkur tai jaučiate įtampą, paimkit, padarykit kokį nors aktyvų judesį. Jis turi būti lėtas, bet jis turi būti aktyvus, dinamiškas. Ir pabandykite per tą judesį atpalaiduoti ranką. Svarbiausia, pajausti, lyg tai kiek galima daugiau pojūčių, geriau įsisąmoninti, kas vyksta su jūsų ranka arba koja. Gerai, tai pakartokite šios pratimus būtinai keletą kartų, darykite kiekvieną dieną, jūs jau turite pakankamai daug pratimų, kurie skirti raumenų atpalaidavimui, kontroliai raumenų, įtampos kontroliai, kas yra labai svarbu aktoriui, ir tiesiog galite pakaitomis jos daryti. Sėkmės jums, gerai treniruojantis, darant trenažus ir iki kitų susitikimų.